Labą rytą. Šiandien toks dėjinis šauš, kur, sakykime, vis aplinkų pastovė perkas mašins šameriks, varos ir panašiai. Ir aš vis laik iš tikrųjų mašiau, būtom smagiai irgi parsivaryti kažkokį mašiną. Ir pagaliau iššauš tą dėjim, kai mūn mašin parvažiavo jau, parplaukė iš tos Ameriks. Tai šiandien parodys iš tikrųjų video, kaip viskas vyksta, jeigu kartas jūs nežinot. Nes realiai pirmsyk važiaun, nežinau kas bus. Nežinau, ko tikėtis, kaip kas vyks, tai vis tiesiog įdomu. Tai kas nesat mat, kas nesat band, tai kart galėsim to praeiti. Tai dabar varau pasiimt priekabelis ir lekam į Klaipėdą. Na, į kur ryts prasideda nuostabę. Buvo plans atvaryti saurėdą. Įsinumoju traliok. O ano nėra. Tai dabar lieksim, nežinau dar. Skambinsim draugeliam. Oi, nu ko, bandom aiškintis, iš kur galim traliogoti ir lieksim kažką parsivežti. Vis tiek iš kur nors gausim. Ir bandau iš kur traliog. Ir žiūrėsim, kaip čia toliau bus. Nu, bištų sitvark ryts. Priekabelį eksprontų realiai prasimušiau iš salontų. Tai, nežinau, matys, nesimatys. Kabelės tam prisikabėn. Nu, jeigu dabar lekam į Klaipėdą ir bandysim pasiimti savo mašinėlį. Pafilmuosim, kaip ten vis atrodo vietų jau, ko nereikalam, ko rek ir kaip atrodo pakrovėms. Važiuokam. Atvykom į autoverslo sandėlį ir dabar gavau užduoti, reik susirasti mašiną savo. Mašiną piln prikraut, pristatyt. O, ir aš man rods jau matau savo mašiną. Jeigu neklystu. Turim Mišau kamp. Kiek iš tikrųjų čia stipriai ir dar neaišku. Čia aišku bus virš greičiausia palankstyts. Na, puto žiūrėsim. Žodžiu, situacija kiek maždaug. Nu, įkun. Dabar reikia susirasti kažkur autokarą, kuris mums pakraus to mašiną. Ir galėsim meit pabaigti susitvarkyti dokumentus. Pirmiausia, buvo užėjęs į ofis, ten kamp. Pasakau, į kur reikia daryti. Tai žodžiu, dabar pasikraunam, tada vėl atgal į ofis. Ir turbūt viskas bus, nežinau iš tikrųjų. Dar negali atsakyti, nes kol kas pirm kartus darau. Bet galim parodyti dar. Ten airbags iššūjęs, panelis airbags iššūjęs, čia airbagą iššaudė. Na ko, vėliau galėsim daugiau apžiūrėti. Žodžiu, mašiną susiradom, dabar reikia susirasti vairuotojų, kuris mums mano pakrautam. Eini paieškus, kaip krausim, irgi nufilmuojus parodysiu. Yra. Na, autokar pasigavau. Dabar atprovinė mašiną. Tai jau turėtum parvežti. Kraunam ant traliok. Įrašam. Rodys įdomiai, jau tik strats pakrausim su barikos. Gal neapsiversim. Ir bus galime pasibaigti susitvarkyti dokumentus. Ir varysim tada link namų. Nu įdomi, reiks normaliai apsižiūrėti. Gal šiandien spės biškiai apsiardyti iš tikrųjų, kad sužiūrėti kiek tų defekt, kiek maždaug vis kainaus. Na ir vėliau, kai jau mašin turės keim, papasakos, kiek kas kainau. Kiek tas mašinas pargabenėms kainau, kiek muitai panašiai. Yra, laukam to parvežti. O, dabar jau kabins matau. O, parkeliavom mašinėlį. Gerai, einu ruoštis dėl ždėtais. Viskas, dokumentai rankose, šiniukas pakrautas, normaliai dokumentą visi runkos. Все, galim judėti link Skodos. Ir tada grįžus bandysim nuardyti, žiūrėti, kiek kitos žalos padaryti.
Nu, ko, parvažiavom, susidūrėm su problema. Gyvybė kaip ir yra. Rodvesku. Ir dabar turėjom problemą, kad aš negaliu neutralą jungti. Ir užsirakinus. Tai dabar bandysim ardyti lauk. Ir čia kažkoks turėtų būti knopkelė ar kažkas, kad atfiksuotų mane neutralį paleisti. Nes kitaip juk nenuvažiuosim neutraliau. Tai va, tai bandysim kažku lysti vedu. O ne syko ir panašiai greičiausiai dėl to, nes yra ir bagai šaudė. Bus ir klemų šaus, tai reiks naujos klems. Tai žodžiu, bandau ardyti, bandau iškoti. Nu ko, pasiskleidžiau viskų. Iš vidaus greičiausiai mes seno neturėm, nes kol kas tuo bėgios perjungiam. Nes nematau aš jokių svirtėlių, jokių galėčiau kažkur paklibinti, kad persijungtam. Tai va, čia biškį atgal įstatykiam. Tai reiks lyst po mašinos dognu. Ir ten, kiek nužiūrėjau video, ir varštėlį, kad reiks susukti. Suskus to varštėlį turėtum pasileisti neutrals. Tai dabar realiai esam užtraukę ronkinį, paliektum ant ronkinios, kad kartas nenulėk. Da gal dar ir prisiriš, nes dėl vispėk, kad nebūtų nesamonių. Ir lent po apač. Ir tada bandysim paleisti neutralką būtent. Nes dabar kol kas nieko mane nedauda ir užsiblokai. Tai žodžiu, varau po apač, bandau atfiksuoti. Nu, buvo palins po apač. Matau savo blikčių N raidelį. Skidelį irgi tas pats. Na, ku, bandysim dabar tep. Atleidam ronkinį. Ronkinis pasileid. Niekur nereidam. Reiktam kas nors pastumtam biškilėti. Yra, ėjom paieškoti pagalbos, kas nors pastums. Ir įdedam į apačią. Nu va, pavyks šiaip netap nukrauti. Nu va, tai čia žinosim, kad į varštėlis. Su katru gal išjungt bėgį, tiksliau iš parkingos neutral. Nu ir kaip čia tavęs kelionė atrodė. Tai biš buvau blogą pasikrūjęs mašiną, biš per daug, ne visai jom priekiaus. Tai galvos, kad biš mane pradėjo nešiuoti važiuojant namiai. Tai biš tojim, tai teko važiuoti 50-60. Bet atsileidus sugrįžom. Ir dabar varau atiduoju tralą. Ir tada eisim apsižiūrėti normaliai, kaip ta mašina atrodo. Nu ko, po ilgos kovos įstūmiau šiaip net apie vėdų. Čia kol aš manęs čia nusikrovėm, čia gavos teisę paleisėjin. Kol aš įstūmiau čia vans pats, tai buvau biški rakalų. Lempelį bajan blikčiuot, snakum simerš realią. Reisėtų uždėtą kumą pakrauti. Turėtum išsirinkt lauk. Tai žodžiu, dabar nu ko reik pradėti mums iš tikrųjų. Pirmą eilę mes klem reiktum pakeisti. Čia visėmė, čia visos nedaugiausia. Na, nes vis laikiau, kad avarija įvykst. Iššau darbegą, nušaunė to klem. Tai pirms išbandym, reiktų pasikeisti ir tada bandysim korti. Turėtum viskas kortės, turėtum vis būti gera. Aš tikiuosi bent jau aišku. Tai va, airbags reikia keisti. To vešim tvarkyti. Visus kits gal kits nupirks, nežinau, da matys, nes palei visko, nors ten matau likti irgi nuplyšti, tai gal reikės ir to užulai naują įsidėti. Va ir keisiam. To panelis, man atrodo, irgi tiesiog pirksim kit. Nu, da matys, kuo iš čia sutarti. Dėl tvarkymų. Panelį vešiam pertraukti. Nes domėjaus kažkas apie 190 eurų kainuom. Tada turim sėdenį. Kažkiek matos. Sėdenį plyšus. Ne plyšus, bet patrukinėjai. Tai nežinau, šiaip kitus sėdenis, nežinau, reiškus gal bandys to patvarkyti. Matysim. Porangis ir paskiliniais. Taip pat. Tai va, to reikia irgi sutvarkyti. Tai nežinau, arba kad porangį bandys žiūrėti. Nu, vis nuo kain priklaus. Nu ir tada čia. Reiklėlis biški kažkur kažkas paparasuoja ir tepal, tai reikia pasižiūrėti. Pavalysiam, pažiūrėsim, čia kas nors lenda, lauk nelenda.
Nu ir čia, lempį išmontavau. Ir dabar taip, tas mūjis realiai toks įparėjęs, kad kapot net nekliuodė. Kapot lygs gražus. Niekur nieks nepalankstyt. Tai dabar realiai sparn nauja reikės, bumperį. Balkrek nauja, nes irgi jau palankstyts. Čia to skūtį atlenkiau, bet čia greičiausiai, nu, žiūrėsim, čia visko nuštėjins kartą, ar kapčiai ir tau gal irgi reikėt nauja. Nu, dar čia reikia išstėrėti, pasižiūrėti tiksliau. Nu, toliau, kas čia žiūrėkim. Čia dar nebuvo daeis, bet ir ant durų žiai. Dabar reikės duris atidaryti, kad atsukt sparn, tai nežinau, čia nusijims. Bus greičiausiai irgi pabraižyt. Čia duris. Aha, čia galbūt kai dursi sulankstyts. Čia kažkaip taip įdomi ta gumpa bėgus. Na, tuo tai nemačiau. Tai čia... Aha, nu čia žiūrėsim, čia galbūt daugiau biškį problemų negu pradžioj tikėjos. Nes kad taip įdomi dursi suėjus į viršų. Čia galbūt kažkas apačio pastumt. Nors šitus smūgios kapį nedai iš tikrųjų, tai... Nu, matysim, čia ardytais pradėsim, matysim, kas per situacijai. Nu, čia kapį... Kažin pavyks, atsidar normaliai. O kas čia ir kodėl mums taip yra šuoki. Ai, gumį nušokus. Nu gerai, bandykim. Vis gražu. Parėjai savo vėjas, tai tik gumbo atšaukas šitą biškį. Spausti. Nu, žodžiu, situacija toliau išrek nusiplauti ir žiūrėti, kur čia kas yra. Čia aš matau visokį pabraižėm ir. Bet, nu, čia gal biškį rimtiesnis, bet kiek didžioji dalis, kiek matau, turėtum išeiti išpoliruoti. Nu, biškį palankstyt, bandysim ištraukti. O gal dažyti, nors šitas duris gal dažyti reikės. Atep, čia jau yra. Čia jau bangelį ir štai autoveito. Tai gal reikės ir nudažytas duris. Nu, tai situacija tuik maždaug. O koks man planas iš tikrųjų su to mašinė. Tai čia tuik kaip eksperimento pasiėmiau šanom, kad realiai paimti, sutvarkyti pilną to mašiną. Bet pilną, ta prasme, ne jokių ten nesąmonį, kad ten būrim ar dar kažko, haltūriniam kažkokių. Sutvarkyti viską, ką priklaus, kad būtum tvarking mašin, airbag sudėti, viską veiktum, kad būtum, nu, kaip normali mašin, kad nebūtum jokių nesąmonį. Tai va, ir žiūrėsim, kiek maždaug pinigų išėn visas reikals. Ar iš to, jeigu taip jau tvarkant visko, ką priklaus, ar išėn uždirbti iš tikrųjų iš tokių mašinų. Nes tiesiog, sakau, čia pirmas mum pargabents amerikons. Ir labai įdomu, mes vis laik norėdavo taip, kad jeigu tvarkyti, tai tvarkyti iki gal, kad mašin būtum pilna tvarkinga, be jokių nesąmonių. Ir ar išėn tada, jeigu taip tvarkant, ar išėn uždirbti nors. Tai bandysim iš tikrųjų kart su jums, parodysi jums. Na, čia biški kap ir... Nesupran, kap įskėlis, kap neskėlis. Ai ne, abijos pusės vienoda. Tai va, pabaigant mintį, kad nori pilnas tvarkyti, kad parduoti žmogų, kad nebūtum jokių nesąmonių. Ką paaiškiai, jeigu vis laik kažkas vis tik suges, nu čia mašin, čia technika ir žmogus einant sulūžta čia mašin. Tai esmė toj, bandysim uždirbti, sutvarkant visko pilną, o išės uždirbti, matysim. Tai visko dalinsiu su jums, parodys, kaip kas daros. Ir po to, kas norėsit pirkti, galėsit įsigyti tvarking mašiną. Kiek tas kainaus? Kol kas niek negali pasakyti. Kol kas neįsivaizduojant iš tikrųjų, tai ardomės lauk ir bandom iš dalių. Kadangi aš už poros dienų išvažiavau į užsienį, tai dabar noriu išsiardyti tam, kad žinočiau, ko reikia iškuoti, kokių dalių reikia. Per porą savaičių susiieškoti visko, kur reikia, kad turėti veito. Ir grįžus, kad galėčiau pradėti aš remontuoti. Čia matau visokie laikikliai sulūžiniai, bet čia nulems. Šiandien buvo įsitaškius. Na ir dabar teik, tada toliau aš bandau ardyti žemės visku. Ir jeigu parodysiu, kur reiks keisti, kur kas dar ir padauž, kas nesimatė nuotraukos. Kol kas plius minus, ko tikėjaus, taip ir parvažiavau. Tik tai va čia tas kams, nes tikėjau, kad ir duris įsirėjim kažkaip netkreipiau dėmesį, kad tas sparnas taip įsuvažiais. Tai to vienintelis kol kas, kuo atradau dar papildomą. Tai
Tai, nu, kol kas, sakykime, niek labai baisas. Aišku, neaišku, ar užsikurkalas tą mašiną. Tai pakeisim klemą, žinosim tada, ar koras, ar nesikur. Jeigu nesikur, tada jau galbūt konkrets minus. Jeigu koras, tada kapivas liuks atros to mašiną. Tai gerai, kimėm į darbus. Ir žiūrėsim, kas čia darė su lūžį. Na, šitą apsiardėm kažkiek biškį, nusirinkom. Čia šiukšlės vėliavas, kurias reiks pakeisti. Turim šitą balkį. Balkis tai čia gerai įlynsė, suvaryts. Tai dabar pasimėjau pat mažai kujėlį. Kai šitam gano išmušt lauknis tas didžiasias nimažnėn. Tai to jau pabandysim, kaip čia gausis. Manau, tai vis gerai būti. Nuvažiuonam. Nu, ku, apsiardė mašiną. Šiukšlinėlį pasidarėm garažį. Gali parodyti. Viską užsisvaidžiau. Tai čia realiai visko mums reik naujų detalių. Iš to, kas čia buvo leik, tai tik ta realiai posparnis. Tai nes padės ir sveiks. Dabar iš tikrųjų dar atradau jiem problemyt. Nežinau, ką reikės išspręsti. Vien kod parodės. Viens kapi matos koks yra. Bet vien tik ta čia. Vis ir kitur kapi, vis liuks atrodo. Nei, kad aptokio vieto gali parodyti. Nu, toliau nežinau, visko išardžiau vis kamp. Tai čia reikia vis pilantų kamp. Priekim posparniaus. Lights būtina reikės prasėjti visur labai prasižiūrėti, nes, nu, matau įbai čia paspaus šitą įbai. Tai reikia prasižiūrėti, kad būtų kartais problem nekiltam, tus vis susižiūrėti. Toliau nežinau, realiai, kas čia, sakykime, duris. Duris kapi vis tvarko. Ai, ne, šitą prakabins biškyrų. Tai žiūrėsim. Čia tokį austelį užkliuot paliko šuon. Tai greičiausiai, kad tiesiog reiks lopžemans. Nes, nu, priekins sparną aš tuok nebeužtaikysiu. Tai tiesiog nulopsim žemens, visko reikės nupoliruoti. Čia štai irgi tariam įkabint. Tai reiks jau greičiausiai daryti perėjom, dažyti. Nu, bet tai tau pač dažysia sparns. Bumper sparns. Čia užmetim padarysim perėjoms, kad gražiau. Kartas apdrug nesiskirtam spalvų. Čia susitvarkys čia. Jau haltūrint buvau. Ant steklo klijų priklijau. Tai nežinau, žiūrėsiu ar kad bandyt žiūrėti. Bet tai čia laikiklė kapi ir aš laikiklė kapi nesurūrint, kad panei būtam veito. Tai nežinau, čia dar reikės pasižiūrėti vas reikal. Nes čia sakau, jau buvau prihaltūrint. O toliau viskas reik dalių. Reik tam davėd išsiardyti. Nes vadu aišku reikės arbegų. Bet čia jau gal įtepiškuotės visko, nes nu, čia niekas stebuklų nebus arba vežti tvarkyti, arba pirks kats iš kitos mašinos žiūrėsim, kur pavyks atrasti kains koks. Tai to vis reikal sužiūrėsim. Tai va, maždaug situacija aiški. Dabar realiai porą savaičių išvarau į užsienį. Per tas 2 savaitės pabandysiu susirasti tuos dalis, kurių reik. Ir grįžus būtina reik dar nepamiršti klempą imti. Klempą ėmus bus galim, manau, jau tada bandyti užkorti. Aš tikiuosi, kad tikrai užsikors. Jeigu neužsikors, nu, tada jau bus linksmiau. Dalių prisipirksim kėbulo, o mašinė nesikor. Na, bet aš manau, kad vis bus gera, nes buvo parašyti paroniniam drive. Tai sakykim, pasitikėkim, kad visi gera. O, uždėjau pakrauti. Dabar viskas atjungis. Tai žodžiu, šiai dieną ateik. Ir atsisveikinsiu. Ir bandysim ieškoti dalių ir kitam epizodį. Nežinau tiksliai, kaip dabar viskas vyks, bet aišku, reikės susirinkti priekį. Ir reikės pradėti dažyti detalės. Tai šiam karto ateik. Iki kitų susitikėm.